Šiandien toliau kalbėsime apie tai, kad tau yra prieinama, ranka pasiekiama visa tai, ką Jėzus dėl tavęs ant kryžiaus padarė, į atpirkimą sudėjo, tai yra, nuo ko jis tave atpirko, visi tie dalykai tau yra ranka pasiekiami. Kodėl? Todėl, kad visa tai buvo sukrauta į tavo naujai atgimusią dvasią, kai gimė iš naujo. Taigi, tu iš tikrųjų viską jau turi. Ir mūsų didžiausia užduotis yra, kaip išmokti tai paimti, iškelti, naudoti, praktiškai pritaikyti. Čia yra didysis sėkmingos krikščionybės, praktinės krikščionybės raktas. Kaip naudoti tai, kas tau Dievo duota. Ir čia yra toks skirtumas tarp to, kad jeigu tu neturi, tau trūksta, neišeina, tu prašai, maldauji, kad Dievas duotų tau, ko neturi, o iš tiesų reikia pažiūrėti, ar tai tas atsakymas, ar jis yra atpirkime. Jeigu yra, viskas, reikia tiesiog išmokti, kaip jį išlaisvinti iš savo dvasios į sielą ir į kūną. Ir visas tas mano ilgas ir daugeliui tikrai nuobodus mokymas yra skirtas tik dėl to, kad jūs sugebėtumėte tai žinoti, suprasti ir pradėti praktiškai naudoti. Viskas. Nieko daugiau man nereikia. Ir pirmas dalykas, kurį turime suvokti, kad kai mums kažko trūksta, kažkas nesisprendžia, nėra taip, kad Dievas nenori. Dievas kažkaip dar nepamatė, kad tu vertas gauti jo atsakymą ar kažkokie kitokie dalykai. Viskas, ko reikia tau šitam gyvenimui, viskas yra sudėta į tos dvasinius palaiminimus, kuriuos Kristus iš tėvo gavo. Kaip palikimą, ir raštas sako, kad mes su Kristumi esame bendra paveldėtojai. Vadinasi, tai, ką paveldėjo Kristus, dėl to, kad tu esi Kristuje, tu daliniesi jo paveldėjimu. Tai visi tie atsakymai iš tiesų jau yra paruošti tau, tiesiog tu nežinai ir nemoki, kaip jais naudotis. Iš tiesų Dievas viską iš anksto tau paruošė dėl tos priežasties, jog jis tikrai nori, kad tu tuo naudotumeisi. Dievui nereikia to atsakymų, tau jų reikia. Ir jie paruošti dėl tavęs Kristuje tam, kad tu juos praktiškai taikytum. Ir mes tada sakome, Dievo šlovė pasireiškia, Dievo jėga veikia. Štai kokio gyvenimo Dievas tau nori. Ir kai aš paprastai pareiškiu, kad tu iš tikrųjų jau viską turi, visi tavo atsakymai, kurie bus reikalingi, kurie yra reikalingi, viskas, ko tau reikia, Dievas visą tai jau sudėjo tos dvasinius palaiminimus, o jie yra įdėti į tavo paties dvasią. Taigi tu viską jau turi. Ir žmonės dažniausiai negali to suvirškinti, kadangi jie galvoja, kad realybė, tikrovė yra tik tai tie dalykai, kuriuos jie geba matyti, išgyventi, tai kas yra fiziška. Ir kai jie matuoja tą mano pareiškimą, tai ką sako Biblija, tarp kitko, žiūrėdami vieni savo fizinę realybę, jie tikrai pasimeta, tai kur čia ta ramybė, kur tas džiaugsmas, kur čia ta išmintis klestėti, nieko nėra, nes mano fizinėse aplinkybėse tie dalykai neveikia, jų nerasta. Ir tada jie padaro išvadą, kad visa tai yra išsigalvojimas fantazijos, tai yra kažkokie nerealūs dalykai. Bet mes jau ne kartą kalbėjome, kad mes gyvename vienu metu iš tikrųjų dviejose išmatavimuose. Tame fizinėme, įprastame išmatavime, kurį puikiausiai pažįstam. Ir yra kitas dvasinis išmatavimas, kuriame mes taip pat gyvename, ten gyvena mūsų dvasia. Vidinis žmogus susiliečia su to dvasiniu išmatavimu. Ir jis yra toks pat realus. Taigi, iš tikrųjų, tu, ta asmenybė, kuris kaip čia esi tu, jinai nėra apibūdinama vien tik tavo kūnu, to, ką tu matai, kaip jis ten atrodo, vien tavo savijautom, liūdnas, laimingas, nelaimingas, vykęs, nevykęs ten. Dar yra tokia dedamoji dalis kaip dvasia. Tu dar esi ir dvasia. Ir kaip jau kalbėjome, daugybė žmonių, daugybė tikinčių žmonių visiškai nesuvokia, kad jie yra taip pat ir dvasia. Jie nelaiko savęs dvasinė asmenybė, todėl yra apriboti tik to, kas yra fiziška ir sieliška. Tai reiškia, pavyzdžiui, jis jaučiasi nelaimingas, tai vadinasi, jis ir yra nelaimingas. Ir taškas. Jeigu jis jaučiasi linksmai ten, tai vadinasi, pasaulis geras, gyvenimas geras. Nors Dievo žodis sako, kad tu savo dvasioje
Vat kaip dvasinis žmogus, ta tavęs dalis, kur yra dvasia, gyvena nuolatinėme džiaugsme. Todėl, kad dvasios vienas iš vaisių yra džiaugsmas. Visada, svarbiausia, visada dieną, naktį, rytą, vakarą, ar tau 5 metai, ar tau 95 metai, tu gyveni džiaugsme, tavo dvasinė dalis ten gyvena. Klausimas, ar mes tai patiriame? Ne visada. Ir nors, sakysime, tavo aplinkybės yra nekokios šiandien, kažkokie dalykai nevyksta, kurių tu nori, kad vyktų, arba yra kažkokios tai bėdos ir tu nežinai, ką daryti ir tu jautiesi nusiminęs, depresuotas, nematai išeities, lygiai tuo pačiu metu tavo dvasia yra pilna džiaugsmo. Pilna džiaugsmo. Ir taip pat pilna išminties, kuri žino, ką tau reikėtų daryti, kaip pasielgti va tose situacijose, kurios tau kaip kūniškam žmogui atrodo neišsprendžiamos. Ir žmonės, kai tai aiškino, sako, čia jau kažkaip tu biški užlenkiai. Tu čia pasakoji, kad, mūsų dvasinis žmogus visada Dievo akivaizdoje, visada laimingas, jis nuolat bendrauja su Dievu, jam nieko netrūksta, kodėl mes to nejaučiam, kodėl mes gyvenam kaip vargšai. Todėl, kad jūs gyvenat realybę laikydami tik tai, kas yra fizinėme pasaulyje ir tik tai, ką jums kalba jūsų savijautos. O tai toli gražu ne viskas. Ir iš tikrųjų, jeigu tu esi tas žmogus, kuris galvoja, kad realybė yra tik tai, ką tu matai, ką gali patirti, pajausti, tai tikros realybės tai visiškai nekeičia. Tai tiesiog keičia tavo požiūrį, tai keičia tai, ką ir kiek tu gali priimti iš to, kas egzistuoja. Bet tai, kad tu netiki, sakysim, jog yra Dievas, jog yra angelai, jog yra pomirtinis gyvenimas, tai nereiškia, kad dėl to, kad tu netiki, nėra nei Dievo, nei angelų, nei pomirtinio gyvenimo. Visa tai yra. Ir po mirties, kaip sakant, dėja visiems tai paaiškėja. Taigi egzistuoja dvasinis pasaulis ir jis egzistuoja tiek už tavęs, tiek tavyje, kadangi tu pats esi dvasia. Trečdalis tavęs yra dvasia, kuri gyvena dvasioje, dvasinėme išmatavime, dvasiniai realybei. Ji ten yra, kaip sakant, kaip namuose, ji ten viską žino, viską supranta. Visi dvasiniai resursai tavo dvasiniam žmogui yra prieinami tiesiog dabar. Vėl grįžtame prie to paties klausimo. Jeigu tai yra iš tikrųjų tiesa, jeigu tai yra realu, tai kaip mes su ta realybė galime sukontaktuoti? Žodžiai, kuriuos jums kalbėjau, sakė Jėzus, yra dvasia ir yra gyvenimas. Žodžiai, Jėzaus žodžiai yra dvasia. Tavo dvasia gyvena dvasinėme pasaulyje. Su dvasinė realybė sukontaktuojama per Dievo žodį, kadangi Dievo žodis yra dvasia. Dvasia paaiškina, kas yra dvasioje. Tai reiškia, jeigu tu nori suvokti, kaip tos dvasinius palaiminimus, kuriuose yra viskas, ko tau reikia gyvenimui ir pamaldumui, panaudoti čia ir dabar, tau reikės žodžio arba dvasios pagalbos. Vadinasi, žodis tave nuves į tuos dvasinius palaiminimus. Žodis, kuris pats yra iš dvasios, parodys tau, ką, kaip, kada daryti. Žodis yra tikėjimo šaltinis. Tikėjimas yra dvasinė jėga. Tai yra tikėjimas, yra ta energija, ta jėga, kuri, kaip sakant, cirkuliuoja dvasinėme pasaulyje. Taigi, žodis, kuris pats yra dvasia, mūsų širdyje, kai mes patikime juo, pagimdo tikėjimą, kuris leidžia mums prisiliesti, dalyvauti, veikti dvasiniai erdvėjai. Štai kaip mes sukontaktuojame su dvasinė realybė. Taigi Dievas dvasioje jau viską paruošė, sudėjo per Kristaus atpirkimą, ko tau reikia ir kada nors reikės. Visa tai jau yra. Mūsų tikėjimas nepriverčia Dievo padaryti tai, ko jis nėra padaręs. Į jokių būdų, kadangi Dievas viską padarė Dievas. Būdamas labai išmintingas, užbėgo mūsų už akių. Taigi, nuo Dievo ta prasme niekas nebepriklauso. Jis padarė viską į priekį. Mūsų tikėjimas mato ir pasiima tai, ko reikia iš to, kas Dievo mums yra paruošta. Ir čia yra antras toks svarbus punktas, kurį norėčiau pabrėžti.
Daug paprasčiau yra gauti tai, ko tu nebejoji. Jeigu tu žinai, kad va šitam kambarį tau yra padėti ten pinigai, tau tiesiog reikia patekti tą kambarį ir pasiimti tai, kas jau yra. Tau nereikia prašyti, ar duosit pinigų, ar kas nors man ten surinks tą sumą, kurios reikia. Ne. Viskas jau yra. Tu žinai, kad yra, nuėjai ir pasiėmei. Kai mes suvokiame tą faktą, ką dėl mūsų dvasioje padarė Dievas per atpirkimą ir kaip tai susijęs su mūsų gyvenimu, su kasdienybė, su mūsų kasdienybės problemų sprendimu, ir kai mes suvokiame, jog Dievas viską jau paruošė iš anksto, tie dalykai mūsų laukia, mums, kaip sakant, atkrenta poreikis abejoti. O Jokūbas sako, abejojantis žmogus tegul nesitiki, kad ką gausias iš Dievo. Jeigu tu abejoji, kaip tu netiki. Abejonės tai pakiša mums koją. O jeigu tu žinai, ką tu turi, tau nėra prasmės abejoti. Taigi, jeigu tu pažintum tai, ką tu turi, abejonės nebeslėgtų tavęs, nebekankintų tavęs. Pavyzdžiui, jeigu tu iš tikrųjų žinotum, kad Dievas Kristuje išgydė visas ligas, tai nesvarbu, kokia liga besusirgtų, arba kas nors tave gąsdintų, kad tu gali susirgti, tu esi užtikrintas, kad iš visų ligų Dievas jau tau parašė išgydymą. Ir galvoti, ar Dievo valia, ar ne Dievo valia, prašyti, kad Dievas tave išgydytų, yra beprasmiška. Kadangi išgydymas jau laukia tavęs, nepriklausomai nuo to, kokia būtų liga. Dievo valia visada, kad tu būtum sveikas. Aš noriu pasakyti, kai yra tokia nuostata, priimti tai, ką turi, tai yra gauti iš Dievo yra daug lengviau. Nes tau nebeikia metų metais blaškytis, o gal ne Dievo valia. Gal aš kažką padariau ne taip ir Dievas man neduos. Visa tai yra nubraukiama. Evangelijos žinia. Kristus buvo vertas visų Dievo palaiminimų. Dievas visus jos padovanojo Kristui, o Kristus pakvietė tave būti bendra paveldėtoju. Viskas. Mes jau skaitėme apie tai, kaip Sirų armija apsupo pranašo Elisėjaus ir jo tarno Giezio namus, ir Giezis išeina ryte ir pamato, kad yra apsuptyje Sirų armijos, ir aišku, jis yra šoke, jį paralyžiavo baimė. Ir tada išeina jo šeimininkas, pranašas, ir pasimeldžia Dievę. Atverk jo akis, kad jis pamatytų, jog tų, kurie yra už mus, yra daugiau negu tų, kurie yra prieš mus. Ir po jo maldos tarno akis atsiveria ir jis pamato, kad priešai nedingsta, priešai stovi, kaip ir stovėjo, bet priešai yra apsupti daug didesnės, daug gausesnės dangaus armijos. Ir ką tai rodo? Tai rodo dvasinę realybę, kurioje ir tu gyveni. Jie egzistuoja, paprasčiausiai tu jos nematai. Ir matote, ir šitame pasakojime yra dvi realybės. Sirų armija irgi yra reali priešai, kūniški, jie yra realūs. Bet tiesiog atsivėrė Giezio akis ir jis pamatė taip pat realybę, kitą realybę, dvasinę, kuri buvo už juos. Dvi realybės vienu metu, kiekvienas iš mūsų taip gyvename. Raštas sako, kad naujoji sandora pranoksta senąją. Naujoji sandora todėl ir buvo duota, todėl ir buvo sudaryta, kad senoji buvo netobula. Ir kad naujosios sandaros pažadai yra geresni negu senosios. Tai žiūrėkit, jeigu jie gyvendami senojoje sandoroje matė, kaip dvasinė tikrovė, tos angelus, tą Dievo kariauną, kuri yra už juos, kuri yra jų naudai, ir jis smarkiai viršė priešo jėgas, tai mes esame geresniai sandorai. Greičiausiai, kad tavo situacijoje, priešai, kažkokios situacijos, kurios tau atrodo nenugalimos, jos yra agresyvios, jos tau gyventi neduoda, bet tave supa daug didesnė, kaip sakant, angelų armija. Tau skirta pagalba šitoje vietoje yra dar didesnė, negu buvo skirta jiems. Ir jeigu tu tikėtum to, ką sako žodis, tu nusiramintum. Todėl, kad pats Dievas yra už tave. Bet tu eini iš proto panikuoji, kadangi tu to netiki, kad Dievas yra už tave. Ir raštas sako, jeigu Dievas yra už tave, tai kasgi gali būti prieš tave? Niekas. Bet kad gyventum tikėdamas, jog Dievas yra už tave, tu turi tikėti žodžiu.
Nes Dievo žodis taip sako. Dievas yra už tave, tai kasgi gali būti prieš tave? Taip sako žodis, o žodis atspindi dvasinę realybę. Ir jeigu tu jį priimtum, jeigu tu juo tikėtum, jis padarytų tau įtaką, visų pirma, tu nusiramintum ir nepanikuotum. Supranti? Ir tokiu būdu tu prieitum prie tau skirtos, jau paruoštos šitoj situacijoje prieinamos Dievo jėgos. Bet tu pasižiūri, kaip sakant, į savo butą, į savo santykių šeimoje ar ten dar kažkur, į savo piniginę ir tu supranti, kad tave apsupo priešai, kad paskutinioji artėja, nieko gero čia nebus. Vat kol žiūri tik tai tiek toli, kiek mato tavo akis, kiek gali pajausti, ką rodo tavo piniginė, tai aišku, kad paskutinioji artėja. Bet tu tuo pačiu metu dar priklausai ir dvasiniai realybei. Ir Dievo žodis tau parodys, kokia ta realybė yra tiesiog dabar, tavo situacijoje. Ir iš tikrųjų tas dvasinis pasaulis yra tiek aplinkui tave, tiek tavo viduje, tavo dvasioje. Ir tas pats Dievo žodis tau parodys, kas yra realybė tavo viduje, tavo dvasioje. Koks tu dvasioje esi, asmuo? Kaip Dievas, kuris yra tave, mato tave iš dvasinės pusės? Ką tu kaip dvasinė asmenybė gali padaryti? Kas tau yra įmanoma? Visa tai, žinok, yra realybė dvasioje. Ir Dievo žodis, kuris yra dvasia, tau tai apreiškia. Taigi, jeigu tu pasirenki tikėti Dievo žodžiu, kuris yra dvasia ir kuris atspindi tai, kas yra dvasioje, kas yra toje erdvėje, kur Jėzus yra viešpats tikrai, tada tu matai tą vaizdą, kurį tau piešia Dievo žodis. Pasitiki juo, įsikabini į jį ir veiki tikėjimu. Tokiu būdu tu pradedi veikti toje sferoje, dvasinėje sferoje, kur yra prieinamos tos visos palaiminimų dėžės ir tu gali jais naudotis. Tu gali jais naudotis. Ta faktą, kad mes vienu metu gyvename dviejose visiškai, kaip sakant, tikrose realybėse, tiek kūniškoje, tiek dvasiniai, gerai iliustruoja pranašo Danieliaus pavyzdys. Pranašas Danielius, būdamas Babilono vergystėje, kur buvo ištremti izraelitai. Taigi Danielius, kadangi jo širdis yra sunki, reikia atsakymo ir maldoje atgailauja už savo tautą, už Izraelio tautą, pripažįsta nuodėmę, sako, Dieve, iš tikrųjų mes verti to, kas atsitiko, mes verti, kad patirtume tą bausmę, tremtį. Bet sako, Dieve, buvo pranašystė ir jį kalba vienus ir kitus dalykus ir ką dabar daryti. Danieliaus 9:20. Dar man tebekalbant, besimeldžiant ir išpažįstant savo nuodėmę bei Izraelio tautos nuodėmę, maldaujant viešpatį mano Dievą, dėl mano Dievo šventojo kalno, dar man tebekalbant maldoje, Dievo žmogus, Dievo vyras, Gabrielius, kurį anksčiau buvau matęs regėjime, atsirado, greitai skrisdamas pas mane vakaro aukos metu. Jis pamokė mane kalbėdamas ir tardamas, Danieliau, atėjau suteikti tau išminties ir supratimo. Kai tu pradėjai melstis, atsirado žodis, ta prasme, viešpats išlaisvino žodį kaip atsakymą vos tau pradėjus melstis ir aš atėjau, kad tau atneščiau tą žodį, tai yra, kad paskelbčiau, nes tu esi labai brangus žmogus Dievui. Taigi, įsidėmėk žodį ir suprask regėjimą. Taigi, Danieliui dar tebesimeldžiant, o aš pamėginau paskaityti tą jo maldą, žinote, 3 minučių nereikėjo, trumpa malda. Taigi, dar tebesimeldžiant, pas jį atskrenda archangelas Gabrielius, tas pats, kuris aplankė Mariją, taip pat Jono Krikštytojo tėvus. Taigi, matote, 2 pasauliai, fizinis ir dvasinis. Fizinėme pasaulyje Danielius išsako maldą ir jam tebekalbant maldą, dvasinėme pasaulyje yra išlaisvinamas atsakymas į jo poreikį. Yra siunčiamas angelas, kad tą atsakymą jam atneštų. Viskas įvyksta, kaip sakant, labai greitai. Ir jeigu visi mūsų atsakymai, kaip sakant, įvyktų po 3 minučių, tai mes gyventume vargo nematydami, tačiau ne visada viskas vyksta taip greitai. Bet kai žmonės meldžiasi tikiai ir neateina atsakymas 1 dieną, 2 dienas, savaitę, mėnesius, metus, netgi, sakysime. Kitais kartais dešimtmečius, tada žmonės pradeda abejoti. Gal kažkas ne taip, gal Dievas negirdi, gal ne Dievo valia.
gal čia nieko nebus, jie pradeda abejoti. Bet aš noriu pasakyti, kad mums Naujojo testamento metu visi tie atsakymai jau yra padaryti, suprantate? Jie yra jau padaryti, atlikti, surūšiuoti, sudėlioti. Viskas. Lygiai taip pat kaip Danieliui besimeldžiant, Dievas iš karto išlaisvino žodį, kurio reikėjo Danieliui. Iš karto atsakymas buvo išlaisvintas. Ir aš noriu atkreipti jūsų dėmesį, kaip čia yra pasakyta, kad vos tau pradėjus melstis, buvo išlaisvintas žodis, Dievas siuntė atsakymą. Vadinasi, Dievas siuntė atsakymą ne tada, kada angelas jį atnešė, taip, šiuo atveju labai greitai po 3 minučių, bet vos tik Danielius pradėjo melstis. Ar jūs matote, kaip yra išlaisvinamas atsakymas į maldą? Iš karto, o ne tada, kada jūs jį gaunate. Atsakymas yra išlaisvinamas iš karto. Ir jeigu mes iš karto negauname atsakymą, mes iš karto pradedame galvoti, kad Dievas neatsakė. Neatsakė Dievas. Ir čia, žinote, prisistato religija, kuri turi šimtus paaiškinimų, kodėl tavo tikėjimas negali veikti. Kodėl tu negali gauti atsakymų. Ir tie paaiškinimai yra tokie teologiniai, tokie teisingi, kad tiesiog taip apvinioja tave, jog tu supranti, kad viskas taip ir turėjo būti. Tau reikia tiesiog susitaikyti ir viskas. Kad atsakymo nebus, nes tu arba netokią maldą meldėsi, arba nepakankamai ilgai meldėsi. O gal čia reikėjo kelių žmonių, kad melstųsi, bet tu palauk, nepasninkavai ir iš viso, kada pasninkavai per paskutinį 15 metų. Tu tikrai ilgai nemokėjai dešimtinių ir tada nebuvai geras ir dar vieną kartą nebuvai geras ir čia pykstiesi su visais ir esi išdidus. Tai apie kokį atsakymą tu gali galvoti, nes Dievas atsako tik iš švento žmogaus maldas. Ir čia yra toks paskutinis argumentas, kuris visada gali užčiaupti kiekvieną burną, nes nei vienas iš mūsų nėra šventas. Štai kokį paaiškinimą, kodėl tavo malda neatsakyta, paprastai pateikia religinės dvasios. Ir mes jomis tikime labiau negu Dievo žodžiu. O iš tiesų, praktiškai visada vienintelė priežastis, kodėl mes nepamatome tų taip geidžiamų atsakymų, ne todėl, kad Dievas nenori, Dievas nepadarė, dar matai nelaikas, o todėl, kad Dievas neranda tikinčių žmonių, kurie nėra suklaidinami tuo, kas vyksta va čia fiziniai realybei, kurie geba tikėjimu pamatyti šiek tiek toliau ir tikėjimu bei kantrybę ištverme įgyti pažadus. Ir aš priminsiu, kad mes aiškinamės šitas rašto vietas vieninteliu tikslu, kad mes išmoktume naudotis, pasimti tai, kas mums jau yra paruošta dvasioje. Ir net jeigu jums ne viskas patinka, ką aš kalbu, net jeigu aš super griežtas, žinote, aš sakau tiesą, kadangi tiesa išlaisvina. Tiesa išlaisvina mus gyventi tame gyvenimo lygyje, kuriame galime gyventi dėl Kristaus. Žiūrėkite, dar vienas svarbus dalykas, kurį, manau, reikėtų žinoti. Dažną kartą manoma taip, kad Dievui nieko nereiškia, ta prasme, dvasioje nėra nei laiko, ten nei erdvės. Tam tikra prasme taip, nes dvasiniai realybėje kažkaip kitaip viskas funkcionuoja. Jeigu ten yra laikas, jis yra kažkoks kitoks. Ir erdvė greičiausia ten kažkaip kitaip yra išdėstyta, jeigu taip galima pasakyti. Tačiau žiūrėkite, čia pasakyta, kad tik pradėjus melstis, Dievas išsiunčia atsakymą, bet realiai atsakymą gauna pranašas Danielius maldos pabaigoje. Taigi visgi praeina tam tikras laikas. Aišku, tai buvo kelios minutės. Bet vis tiek, žodžiu, kad ateitų atsakymas, kažkokį laiką užima. Ir mes turime būti tam pasiruošę. Tai yra normalu. Žiūrėkite, sakysime, tau kažką skauda kūne, ne? Ir tu meldiesi, kad tas skausmas liautųsi, kad Dievas išgydytų skausmą. Ir jeigu tu esi įsitikinęs, kad Dievas veikia iš karto, bumt ir viskas. Ir jeigu tau ten pasakius amen, skausmas visgi liko, tai tu galvoji, Dievas nenori manęs išgydyti. Arba ne Dievo valia, kad aš išgyčiau. Ir visą tą istoriją galima tęsti, tą sąrašą religinių pasiteisinimų. Ir tokiu būdu, jeigu tu tai priimi, tu pradedi abejoti arba netikėti, kad Dievo valia yra tavo išgydymas.
Bet žiūrėkite, kaip buvo su figmedžiu. Jėzus jį prakeikė, tas prakeikimas pakirto medžio šaknis, o išoriškai, kad jis nudžiūvęs pasimatė po paros. Tai irgi užėmė laiką, nors žodis suveikė iš karto. Aš manau, kad šitie pavyzdžiai mus moko labai praktinių dalykų. Kai tu meldiesi, žinai savo teisės, sakai taip, kaip turi būti ir nematai iš karto pasireiškiant rezultato, tu turi palaukti. Tu turi tikėti ir laukti, kad tai, ką tu maldoje išsakei, įvyko ir tu matysi. Nenusiminti, nenukabinti nosies, nesakyti, kad ne Dievo valia, vėl nieko neišėjo, nesugriauti žodžiai savo maldos tiesa. Tu turi tikėti ir laukti, kol turėsi. Galiu pasakyti atvirai, aš tikrai nesuprantu, kodėl vieni dalykai užtrunka, o kiti vyksta iš karto. Mano gyvenime taip irgi būna. Bet šiandien aš tikrai žinau, kokia yra Dievo valia man. Ir tai, kad kažkas neįvyko iš karto, kad galbūt kažko reikia laukti ilgiau negu norėtųsi, manęs tikrai neišbloškia. Nes aš žinau, kad Dievas yra ištikimas ir vos tik aš išsakau žodį, vos aš pradedu melstis, atsakymas yra iš karto išlaisvinamas. Ir galbūt ten dvasinėme pasaulyje ar kažkur kitur vyksta kažkokie tai dalykai, bet aš stoviu tikėjime, tai yra, aš matau pabaigą nuo pradžių, aš sakau, kaip turi būti, aš neišlaisvinu netikėjimo žodžių, ne, aš nesiskundžiu, aš dėkoju Dievui, aš einu iki galo. Dabar paskaitysime apie antrąją Danieliaus maldą ir kada ji buvo atsakyta ir kas ten dėjosi. Ir žinote, aš visgi labai mėgstu naudoti Danieliaus maldas kaip pavyzdį, nes kai aš pasakoju žmonėms iš savo gyvenimo, kaip vieną kartą buvo taip, Dievas taip atsakė mano maldą, kitą kartą kitaip buvo, bet vis tiek Dievas atsakė. Žmonės sako, tai Dievas tave labai myli, tu esi labiau pateptas už mūsų, o mes žmonės paprasti, žodžiu, mums toli šviečia. Jie aišku klysta, kai taip galvoja, bet gerai, tada ne apie mane kalbėkim, pažiūrėkim, kaipgi Dievas atsakė Danieliaus maldas. Danieliaus knyga 10 skyrius nuo 4 eilutės. 1 mėnesio 24 dieną, stovėdamas ant didžiosios upės Tigro krantą, aš pakėliau akis ir pamačiau vyrą, vilkinti drobiniais, susijuosusi ufazo aukso juostą. Jo kūnas buvo toks, tarsi būtų brangus chrizolitas. Veidas švytėjo tarsi žaibas, o akis buvo tarsi liepsnojantis deglai, rankos ir kojos spindėjo tarsi nublizgintas žalvaris. O žodžių garsas buvo tarsi žmonių minios ūžesys. Tik aš, Danielius, mačiau tą vyrą, tą regėjimą. Žmonės buvę su manim regėjimą nematė, nors juos kažkodėl apėmė didelę baimę ir jie bėgo slėptis. Taigi aš likau vieną žiūrėti į šį didelį regėjimą. Aš netekau jėgų, mirtinai išblyškau ir buvau visiškai bejėgis. Tuomet išgirdau jo žodžių garsą ir išgirdęs puoliau be sąmonės veido ant žemės. Bet tuomet tas matytas žmogus, tai buvo Dievo angelas pasiuntinys, mane palietė ranka, papurtė man rankas ir kelius. Danieliau, didžiai brangus vyre, tarė jis man, gerai įsidėmėk žodžius, kuriuos sakau. Atsistok, nes esu atsiųstas pas tave. Jam bekalbant, aš drebėdamas atsistojau. Tuomet jis tęsė. Nebijok, Danieliau, nes nuo pat pirmos dienos, kai apsisprendė suprasti ir nusižeminti prieš savo Dievą, tavo žodžiai iš karto buvo išgirsti ir aš atėjau dėl tų tavo žodžių. Bet Persijos karalystės princas kunigaikštis 21 dieną man priešinosi. Patikėk manimi, reikėjo, kad man ateitų padėti pats Mykolas, vienas iš didžiausių Dievo kariuomenės vadų. Ir aš palikau jį ten kovoti su Persijos princu ir atskubėjau padėti tau suprasti tai, kas turi atsitikti tavo tautai dienų pabaigoje. Taigi, mes matome, kad archangelas Gabrielius antrą kartą ateina, atnešdamas atsakymą į Danieliaus maldą. Ir žiūrėkite, įdomu tai, kad Danielius čia tikriausiai mato atvirą regėjimą, bet regėjimą mato Danielius, nes Danielius meldėsi
Danielius prašė atsakymo, todėl atsakymą, kuris ateina iš Dievo, Danielius ir mato, kiti žmonės lygiai tuo pačiu metu nieko nemato. Bet sako, jie kažkaip pajunta, kad kažkas darosi, kad dvasinė realybė įsiterpia į tą jų, kaip sakant, realų gyvenimą. Ir sako, jos apėmė tokią baimę, kad jie bėgo slėptis, nesuprasdami, ko bijo. Taigi žiūrėkime, tas pats žmogus, devotas, pranašas, nuoširdus, Danielius, meldžiasi. Pirmą kartą į jo maldą yra atsakoma ten maždaug po 3 minučių, antrą kartą po 21 dienos. Po 21 dienos. Ir abu kartus pasakyta, kad vos tik jis pradėjo melstis, Dievas išlaisvino žodį, nes jam žodžio reikėjo. Jo atsakymas buvo kodėl. Dieve paaiškink, kada ir kaip tai bus, ir Dievas jam siunčia paaiškinimą žodį. Ir tą žodį abu kartus atneša archangelas Gabrielius. Bet vieną kartą labai greit atneša, o kitą kartą po 3 savaičių. Nors Gabrielius sako, vos tik tu pradėjai ieškoti Dievo, nusižeminai, pradėjai melstis, iš karto pasiųstas buvo atsakymas. Taigi žiūrėkime, ar keičiasi kažkiek Dievo noras atsakyti, tai yra tai, kaip Dievas reaguoja į Danieliaus maldą abiejose atvejuose, nesikeičia tas pats. Tiek pirmu, tiek antru atveju, vos tik Danielius pradeda melstis, Dievas iš karto duoda jam išmintį, iš karto siunčia tai, ko reikia. Taip išeina, kad ne Dievas trumpina atsakymą, tiesa, atsakymą atvykimo laiką. Taigi pasirodo, kad ne Dievas nusprendžia, kaip greitai tu gausi savo atsakymą. Dievas atsakymą išlaisvina iš karto. Ir pasirodo, kad ir šitose skyriuose Biblija mums apreiškia, kad yra trikdžiai, kurie neleidžia, kad Dievo valia įvyktų mūsų gyvenime, bent jau iš karto. Ir aš žinau, kad daugelis pasipiktins, ką tu čia dabar nori pasakyti, kažkas čia gali Dievui maišyti, kažkas gali neleisti Dievui padaryti tai, ką jis nori. Tai yra šventvagystė. Taigi Dievas yra Dievas. Nėra už jį stipresnių, ką jis nori, tai jis daro. Jūs taip sakote. Na, pažiūrėkime, ką Biblija mums kalba. Ir apie tai išsamiau pakalbėsime kitoje pamokoje, taigi būkite palaiminti.